Šiame tyrime nustatytas efektyvus būdas mesti svorį, spėju, ne vienintelis, tačiau vis tiek veiksmingas. Reikšmingai daugiau svorio numetė tos tyrimo dalyvės, kurios iš pradžių ėmėsi saviveiksmingumo stiprinimo sporto kontekste, o tik po to valgymo srityje. Noriu patikslinti, kad saviveiksmingumas stiprėja kaupiant patirtį, jog suplanuoti veiksmai pavyksta. Čia mąstymo veiksmai nėra tiek svarbus. Suplanuoti veiksmai neturi būti labai reikšmingi. Pati veiksmo sėkmė yra svarbesnė negu veiksmo apimtis. Būtent todėl mažų žingsnių taktika yra veiksminga. Progresas veiksmo apimtį didinant mažais žingsniais tampa labiau tikėtinas, todėl geriau tinka saviveiksmingumo stiprinimui. Ar tai skamba kaip kažkas labai konkretaus ir suplanuojama? Tikiuosi, kad taip. Su nepriklausomybės diena, skanaus, taikos ir ramybės.